Labą dieną dar kartelį. Neseniai visai šnekėjomės apie pokyčius. Dar vieną mintį norėčiau užakcentuoti. Mes ją apšnekinėjome, tačiau dabar taip sureziumuokime patį esminį įsineštuką. Žiūrėkit, kai vyksta pokyčiai, vadovai daro dvejopus veiksmus. Šneka, girdi. Šneka tai reiškia pokytį pristatyti, argumentuoti priežastis, parodyti vertes, paskatinti, apdovanoti ir panašiai. Mes tą treniravomės. Atsimenate, 3 ratai, praeitis, dabartis ir ateitis, apie ką reikėtų šnekėtis, kaip reikėtų pasakyti, kad būtų mažiau pasipriešinimo artėjančiam pokyčiui. Mes šnekėjomės apie skirtingus darbuotojų elgsenas pokyčio metu, vieni inovatoriai, kiti tokie pasyvesni, irgi nagrinėjomės, kaip su kiekvienu atskirai galima būtų bendrauti arba su darbuotojų grupėmis bendrauti, kad jiems padėti suprasti pokyčius ir judėti tenais pirmin. Šitai daugelis vadovų panašu, kad moka. Nebūtinai visuomet daro. Nebūtinai tinkamų metų daro, bet pritrūksta antrosios dalies. Antroji dalis tai yra gebėjimas girdėti. Pamenat, šnekėjomės tol, kol yra fazė susierzinimo, nepasitenkinimo, neaiškumo, abejojimo. Daugiau yra nemalonių emocijų per pokytį, su kuriomis ką reikia daryti, reikia išgirdėti. Tuo metu nėra ką šnekėti, tuo metu reikia išgirsti. Ir mes susitikę nemažai šnekėjomės. Jūs daug pasakojate, kad yra sunku ir trūksta informacijos, ir didelis krūvis, ir tas, ir tas, ir tas. Taip, visa tai yra. Bet klausimas, ar tą patį padarote su savo grupėmis? Su daugeliu grupių mes ir praėjome per tą procesą, ar ne? Išnekėjome ir paskui, atsimenat, šnekėjom, bet pasirodo, ne aš viena tame esu, pasirodo, mums visiems yra čia panašiai. Tai bent kartu mes esam tame ir ta emocija, kad viskas yra blogai, nieko nebenoriu, išaiškėjo, kad kyla aukštyn, visai gal ir nieko, galima dar gyventi. Kartu plaukiame į priekį. Va to paties rezultato reikia tavoje grupėje. Reiškia padaryti tą patį procesą. Sėsti, juos išgirdėti ir sureaguoti tinkamai, neargumentuojant, nepardavinėjant, dar neįtikinėjant. Sureaguojant tinkamai, kad sukurti tą patį stebuklą. Kartu pabuvome, kaip yra sunku, išsišnekėm ir lengviau judame kartu pirmin. Tai dabar taip sureziumuosiu, kokie pagrindiniai yra žingsniai tam, kad galėtum tokį procesą pasidaryti. Esminis namų darbas su savo grupe pasidaryk išsikalbėjimą. Pirmas žingsnelis yra, kai susėdote ar online susirinkote, kad klausti, o kaip jūs jaučiatės šiame etape mūsų darbo, mūsų pokyčių. Kaip jaučiamės? Esminis klausimas. Ratu. Kodėl ratu? Dėl to, kad jeigu neleisi ratu, tai tada bus 3-5 iš tavo 20 žmonių, kurie šnekės daugiausiai ir blogai ir košelėna užverda. Jeigu ratu, vienas sako, man sunku, kitas sako, man yra ok, vidutiniškai, aš gyvenu, o man labai blogai. Ar ne, mes turėsim visą balansą. Esmė bus visi išgirsti ir yra tvarka. Tau bus lengviau kontroliuoti procesą, ar ne? Dabar, žiūrėkit, ko nedaryti? Neatreaguoti. Jeigu klausia, tai kaip man dabar tvarkyti su tuo ir su tuo? Atrodo klausimas tau kaip vadovas, sakyti, ačiū, girdžiu, pasižymėjau, girdžiu. Pirmas etapas, išgirdžiu visus. Ką gali padaryti? Gali pasidalinti savimi. Man irgi taip pat. Aš irgi dabar kaip ir tu užsikasusi. Man irgi šitas yra neaišku. Ir daugeliu organizacijų dar neaišku, nes tai mes tik tai dabar mokomės iš šio naujo proceso. Esmė, kad ne tik tai man neaišku arba man sunku, bet valdžia mums liepia. Ne. Jums, man, organizacijai. Mes visi esame toje pačioje fazėje. Pokyčiai vyksta. Naujienos ateina. Sunkumų patiriame visi, kiekviename departamente. Gerai, tai prasisuko ratas, išgirdėjai. Dabar, kol tu klausaisi, filtruok. Viena dalis yra emocinis turinys, pyktis, nepasitenkimas, nesąmonė, nedarysiu, kam dabar to reikia ir panašiai. Kita dalis yra racionalus. Nesuprantu, trūksta informacijos, neveikia, stringa. Vat šitą užsirašinėk. Į emocinį turinį reaguoju, suprantu, girdžiu, kaip terapeutas. Į šitą galėsit reaguoti po to, kai praėjo ratas. Tada ir sakai, žiūrėkit, ką aš girdėjau iš jūsų, kad trūksta informacijos apie tai, čia stringa, čia neaišku, o čia norėtumėme, o čia nesuspėjate. Ar teisingai jūs išgirdau, gal dar kažkas yra? Gali būti antras ratas, bet dar tačiau. Bet žiūrėk, tada, jeigu kartosis emocijos, dar girdžiu, bet kai pradės kartuoti tos pačius argumentus, tas pačias mintis, sakyk, bet aš tą jau girdėjau, ar yra dar kas nors? Tai esminis klausimas, ar dar kažką norėtum pridėti?
Praėjo ta antroji fazė, jau jinai bus trumpesnė. Neužstrykite ant to, nes liksite košelinai. Blogai. Tada einame į trečią etapą. Tai žiūrėkit, kolegos, iš jūsų girdėjau štai šitos dalykus. Ir dabar tu juos gali skirstyti į 4 kategorijas. Pirma kategorija, iš karto jie gali atsakyti. Gerai, girdžiu, kad yra pas tai problema su šituo klientu. Ją galim būtų spręsti štai taip ir taip. Tai yra į vieną arba į kitą klausimą, nepasitenkinimą, prieštaravimą, tu turbūt kaip vadovas turėsi kažkokį atsakymą, mintį, pasiūlymą. Viena kategorija. Antra kategorija yra kažkas tai, ką galbūt reikia spręsti nebe tavo kompetencijų kartu su vadovais. Ok, aš tą pasimsiu, mes spręsim. Bet žiūrėk, tada labai reikia konkrečiai išsiaiškinti. Gerai, o tai koks jūsų siūlymas vadovybei? Kad nebūtų, mums per daug darbo. Gerai, darbo dabar yra ir bus. Čia trečios kategorijos mišinys. Pasakyti, kad kažkas ir nepasikeis. Jo, mums šita programa yra dabar nepatogi. Suprantu. Ir mes ją dabar toliau vis tiek visi naudosime. Man irgi jinai pradžiai buvo nepatogi ir jinai bus toliau. Tu čia trečia kategorija, tu pasakai, kad kažkas nesikeis, nepaisant to, kaip mes išsišnekėjom, kaip yra blogai. Nesupainiu to su antra kategorija, kad vadovybė dabar perneš visą nepasitenkinimą. Sakai, tas bus. Tai gerai, o ko konkrečiai norėtum? Ką norėtum paklausti? Kokios informacijos konkrečiai tau reikėtų? Koks tavo būtų siūlymas? Kurį aš galėčiau nešti vadovybei ir aptarinėti? Ir su kuo tu manai tai reikėtų šnekėti? Su anų departamentu, su vadovė X ar su vadovė Y? Ketvirta kategorija. Reiškia, pirma yra atsakai tu, iš karto ką padarai arba pasižadi. Antras, ką siūlom konkrečiai su vadovais aptarti. Trečias, sakai, ir taip bus, nepaisant to, kad nepatinka. Ketvirtas, o ką mes galim padaryti? Gerai, visiems šitas rūpestis nepatinka, kelia nepatogumo, nieks čia mūsų dabar neišgelbės, tai nėra vadovų klausimas, tai nėra kitų, čia yra mūsų. Kaip mes galim organizuotis, ką mes galim padaryti, kad to būtų lengviau. Tai žinai, kai tu išgirdai visus tos klausimus nepasitenkinimus, iš karto bandyk juos filtruoti, į kurią kategoriją patenka ir atitinkamai tada žiūrėk, kaip su tuo tvarkytis. Susirinkimas taip gausis. Iš emocinio krūvio nuleidimo, viskas yra blogai, nepatinka, sunku, išeina vis tik tai į svarbiausią. Į racionalius klausimus ir sprendimus, kaip gyventi ir dirbti toliau. Dar lieka viena dalis. Praeis porą savaičių. Ir tavo kolegos prisimins, kad jie išsakė ir tu buvai pažadėjusi padaryti, paskambinti, pašnekėti su vadovais ir kažką tai parnešti. 2-3 savaitės yra tas ilgiausias laikotarpis, po kurio tu turi sugrįžti atgal su grįžtamoju ryšiu. Kolegos, tą klausimą mes su ano departamentu, su vadovu ar su kažkom svarstėme, dabar jis yra toje fazėje. Arba dar nesvarstėme, bet aš atsimenu, tiesiog nepriėjo tam laikas. Kokia be būtų tiesa apie tą klausimą, nepasitenkinimą, ją reikia dėti ant stalo, kad žmonės žinotų, jog tai, ką jie išsakė, nėra čia tuščias pasišnekėjimas. Gal po poros savaičių vėl pasakys, žiūrėkit, ir toliau tas klausimas dar nespręstas ir jisai bus sprendžiamas ne anksčiau negu kad Liepos mėnesį. Ok, tokia yra tiesa. Čia ta trečia kategorija. Su šito klausimu mes dabar nieko nepadarysime. Tas vyksta ir vyks, šitas procesas vyksta ir vyks. O ką mes galim padaryti, kad būtų geriau? Ta ketvirta kategorija. Tai esmė yra po tokių pokyčių, po tokių pokalbių, po pokyčius, per 2-3 savaitės sugrįžti su kažkuriais atsakymais arba su informacija, kas toliau vyksta. Ir gali būti, kad vėl bus dalis to. Jo, o bet tačiau. Tada jau, žinai, mažesnis ratelis. Girdžiu, suprantu, kas sunku. Ar tu turi kažkokį tai siūlymą? Mes tą aptarėm, atsimeni prieš kelias savaitės. Man irgi yra sunku. Aš irgi pavargus. Ką darom? Ne, tai štai neįmanoma dirbti. Girdžiu. Turi minčių, ką galim padaryti. Žinai, girdžiu tavo emociją, o tai ką darome? Emocinį krūvį išgirsti, iškvėpti savo viso tol, nesusirinkti, nuleisti žemę ir grįžti. Ką nors dar galim padaryti? Ne. Važiuojam pirmyn. Rezimuojant, jūsų laukia namų darbai. Sunkus. Truputėlį pabūti psichoterapeutai savosiose grupėse. Išgirdėti juos, konteineriuoti jų emocijos. Jiems bus lengviau ir iš to išeiti į kažkurios vieną kitą sprendimą arba diskusiją, kaip toliau galima būtų dirbti gyvenant pokyčius. Sėkmės. Aš tikiu, kad pravyks tokie procesai ir žmonėms palengvinsit gyvenimą. Kad jie bus kartu. Pokyčiuose svarbiausia keliauti kartu.
o ne įtampoje išsibaršius atskirai.